Baik švaistyti laiką ieškodamas stebuklingo mitybos patarimo, stebuklingo recepto ar stebuklingos dietos. Jos nėra. Nei vienas sveiko maisto receptas, nei vienas mitybos patarimas, nei nauja dieta nepadės tau numesti nereikalingų kilogramų ir išsaugoti normalaus kūno svorio visą gyvenimą. Mityba yra visuma, mityba yra sistema. Vienas maisto produktas, kad ir labai sveikas, mūsų sveikatos neįsaugos. Pradėjus valgyti be cukraus, be glitimo, be laktozės ir dar be visų šiai dienai madingo atsisakyti komponentų, nebūtinai susigrąžinsite svorį ir net jei griebsitės madingų dietų kaip keto, šmeto ar protarpinių badavimų, drastiškų. Dažnu atveju, mano ilgametė patirtis rodo, gaunasi atvirkščiai. Su maistu santykis blogas, tai badaujama, tai persivalgoma, tai krenta kilogramai, tai atauga dvigubai ir taip žmogus sukasi rate, iš kurio kelio neranda. O kelias vienas. Mityba nėra vien tik sveikatai naudingas receptas. Receptas yra niekas be sistemos, tai yra be mitybos režimo, sveikatai naudingų patiekalų, tam tikrais valgymais, kad ir koks sveikas patiekalas bus, jei jis bus valgomas per daug, tampa nesveiku. O kur dar į sistemą įeinantis kiti faktoriai – kokybiškas ir pakankamas miegas, fizinis aktyvumas ir žinoma psichosomatiniai veiksniai, kurie neatsiejami nuo mūsų sveikatos sutrikimų. Dirbu holistiniu principu, individualiai su pacientais, taip pat vedu mokymus ilgamžiškumo ir sveikatingumo stovyklose tiek Lietuvoje, tiek Tenerifėje. Ir kas yra svarbiausia, kad mano sukurtos sistemos principų randama geras santykis su maistu, su savo kūnu ir su savimi. Noriu kitokių atostogų, noriu pagaliau atostogų, kurios turėtų ne tik tai gerą orą, ne tik tai maudynės vandenyne, ne tik tai šalies ir kultūros pažinimą, bet nori pakeisti savo kasdienybę. Nori grįžti iš atostogų su žiniomis, su įgytais įgūdžiais, įrankiais, sistema, kuri padėtų gyventi kasdienybėje sveikatai palankų gyvenimą ir mityba bei gyvenimo būdas grįžus po tokių atostogų pasikeistų. Atvyk pas mane į Tenerifę ir aš tau padėsiu sudėlioti sistemą, kuri bus kelias į tavo sveikesnį rytojų. Spausk like, dalinkis su draugais ir atvažiuok atostogų pas mane į Tenerifę. Jeigu nori daugiau informacijos apie būtent šią kelionę, parašyk komentaruose noriu.